Lauk iš Seimo lauk. Gėda. Tokiamis skanduotėmis piliečiai kažkada kreipėsi į parlamentą ir ragino jūs išeiti pasikalbėti. Nekalbėjote kaip ir premjerė, nors skirtingai nei jį žadėjote, kad pagalvosite apie atsistatydinimą. Seimo rinkimai ne už kalnų ir labai tikiuosi, kad mums pavyks atstovėti ne tik jūsų įsivaizduojamas laisvės, bet ir mūsiškės pamatus. Vardantos, kaip sakant. Tačiau visame kame reikia ieškoti ir pozityvo, tad noriu pasveikinti jūs su didesnė drąsa nei demonstravo premjerė ir ministrė. Gal galėčiau būtent jums padovanoti tą knygą, kurios taip paniškai bijojo premjerė. Gal jūs turėtumėte daugiau drąsos ją perskaityti. Gal tada ir instaliacijos sekančioje knygų mugėje būtų kitokios, ne apie baimę ir premjerę, o apie drąsą ir jūs. Juk jūs kūrėte žmonės segreguojantį, diskriminuojantį galimybių pasą. Kas dar kartą įrodė, kad esate pasiryžusi viskam? Laikas, ačiū. Klausimas nenuskambėjo. Pasakysiu, jog darėme viską, kad Lietuvoje žmonės kuo mažiau nukentėtų nuo baisios pandemijos, kuri siautėjo visame pasaulyje. Mūsų tikslai buvo du – išsaugoti žmonių sveikatą ir vakcinos buvo tas kelias, kuris padėjo mums išsaugoti žmonių sveikatą. Ir antras dalykas – padaryti viską, kad Lietuvos ekonomika būtų atvira ir galėtų veikti ir nenukentėtume, neprasidėtų įmonių griūtis, neprasidėtų dideli, milžiniški atleidimai ir to neįvyko. Lietuva buvo viena iš 2 ES ekonomikų, kurios BVP nenukrito, o priešingai augo. Yra sektoriai, kurie stiprėjo ir iš esmės išvežė šalies ūkį, kuris tarptautinė arenoje taip pat yra pripažįstamas kaip įveikęs ne vieną iššūkį, tame tarpe ir pandemijos iššūkį. Dabar jūs iš esmės galite skleisti kokias norite sąmokslo teorijas, apie tai ir yra šita valstybė, dėl to jinai yra laisva, kad kiekvienas gali kalbėti iš esmės, ką nori, bet tiesiog kviečiu nors kruopelę atsakomybės taip pat pajusti savo, nes dėl jūsų skleidžiamų sąmokslo teorijų ne vienas žmogus sunkiai susirgo ir dar nežinau, kiek laukia ateityje.